Sveiki, labas rytas, kas prisijungė, kas neprisijungė, vėliau pasižiūrės. Visiems labas rytas, taigi gegužės 19 diena, pirmadienis. Ir šiandien turiu gerą pranešimą, kas laukite banko atsidarimo. Tai žodžiu, priimam registracijas jau dėl banko sąskaitų atsidarimo. Privačios sąskaitos atidarimas kainuoja 500 eurų, įmonės sąskaitos atidarimas kainuoja 1200 eurų. Žodžiu, kas norite jau atsidarinėti sąskaitą lietuvišką, galite kreiptis į mane asmeniškai, susiradę per visus kontaktus ir aptarsime, kaip galime jums pagelbėti. Taigi, gavau laišką iš žmogaus. Žmogus rašo, Lietuvoje parduoda paruoštus pabėgimo krepšelius. Žodžiu, jau yra verslas padarytas, ruošia žmonės pabėgti iš Lietuvos, jeigu prasidės karas. Ir svarbiausiai parašyta, kad juose yra įdėti 2 prezervatyvai. Tai žodžiu, įdomus klausimas buvo, kam tie 2 prezervatyvai. Čia žodžiu, neaišku. Tai toks tas žmogaus laiškas buvo atsiųstas. Toliau iš naujienų šiai dienai yra didžiausias asteroidas pro Žemę praskries birželio 6 dieną. Beveik kiekvieną dieną prie Žemės artėja didžiuliai rieduliai. JAV kosmoso agentūros NASA artimųjų objektų tyrimų centras jau sudarė daugiau nei 100 asteroidų, kurie gali atsirasti 2025 metų sąrašą. Nors dauguma jų yra vos kelių metrų skersmens, kai kurie susidūrimo atveju galėtų padaryti didžiulę žalą. Vienas iš šių asteroidų 424482. Bet nesijaudinkite, mūsų planetai pavojus negresia. Visi asteroidai lenkia Žemę. Taigi, birželio 6 dieną asteroidas 424482 artimiausiai Žemė tašką pasieks lygiai 0,59 minutės ryto. Tada mus nuo asteroido skiria tik 3,5 milijono kilometrų. Nors tai skamba kaip didžiulis atstumas, kosmoso ekspertai vis dar į tokius atstumus žiūri atsargiai. Jei asteroidas pakeistų savo trajektoriją ir susidurtų su Žeme, mūsų planetai gali kilti katastrofa. Teigiama, kad asteroido skersmuo yra 310–690 metrų. Pasak Europos kosmoso agentūros asteroido eksperto, 20–40 metrų dydžio diapazonas jau kelia esamą grėsmę. Didesnių miestų reikėtų evakuoti, jei plotas viršytų 40 metrų. Sunku įsivaizduoti, kokią grėsmę kelia 17 kartų didesnis asteroidas. Ekspertai kalba apie 1000 metrų skersmenį planetą žudikę. Tačiau nesitikima, kad toks milžinas priartės prie Žemės 2020 metais. Tai kam tada gąsdinti žmonės? Gąsdinti žmonės reikia, aišku, kad kelti baimes. Tai vėl noriu priminti, kad jau galima atidarinėti sąskaitas, užsisakyti atidaryti Lietuvos valstybinėme taupomajame banke. Privačios sąskaitos atidarimas kainuoja 500 eurų. Verslo sąskaita kainuoja 1200 eurų. Registracijos priimamos, galite kreiptis jau į mane asmeniškai, aptarsime, kaip viską toliau daryti. Nes kadangi tai daroma viešai neskleidžiant, mūsų nereklamuojant svetainės, pagal įstatymus tai šiek tiek yra draudžiama, todėl daroma netiesiogiai viešinant. Klausimas, įkūrei savo banką? Ne, neįkūriau savo banką, įkūrėme Lietuvos valstybės banką. Ne aš įkūrėme Lietuvos valstybės banką, dar įkūrėme ir toliau tobuliname, todėl
ne aš įkūriau, mes dirbam Lietuvos valstybei ir Lietuvos valstybės naudai. Taip pat ir Lietuvos žmonių naudai. Čia dabar tas bankas bus ne tik Lietuvos žmonių naudai, čia bus daugelį žmonių naudai, kadangi vienintelis ir pasaulyje bankas, kuris neskleis duomenų, neperduos duomenų kitoms įstaigoms. Taip pat, kuris kiekvieną dieną mokės palūkanas už jūsų pinigus. Vertingiausia mūsų banko privalumas – klientų saugumas ir anonimiškumas. Tai va, todėl mes pradėsime vertinti klientus, kaip buvo anksčiau bankuose, ko pasigendame. Klausia, kur galima apie jį daugiau sužinoti. Na, daugiau informacijos galima sužinoti tik jo pačio banko svetainėje greičiausiai. Tai šitas bankas skatins šešėlinę ekonomiką. Jo, šitas bankas skatins ne tik šešėlinę ekonomiką, bet, sakyčiau, jis būtent tam reikalui daugiau ir bus skirtas, nes šiai dienai, kaip žinome, viso pasaulio pinigus kontroliuoja teroristai ir žmonės negali legaliai savo pinigais elgtis kaip nori, todėl mes keisime pasaulį, pasaulis keičiasi, keiskimės ir mes. Kad žodžiu, aišku, gali būti ir piktnaudžiavimo atveju, bet tokius atvejus mes greičiausiai seksime patys. Ar sunku bus gauti paskolą pas jūs banke? Ne, pas mus banke bus nesunku gauti paskolos. Atsiprašau. Taip pat, kaip buvau minėjęs, bus labai tikslus ir aiškus procentai, nes mūsų bankas bus nustatęs konkrečius procentus ir nebus, kad ten vienam bus tokie procentai, kitam bus tokie procentai. Bus visiems vienodi procentai, nesvarbu, tu paprastas žmogus ar koks tai šiška. Tai žodžiu, visiems bus vienodos sąlygos. Ir plus nebus tokių nesąmoningų dalykų, kaip dabar, kad bankai užslepia ir jums parašo, kad jūs mokate procentus, ten, tarkim, metinis 4%, o iš tikrųjų jūs sumokate 8 ir daugiau metinių procentų. Bet jūs to net nesuvokite, nes jums ten pridėta yra papildomų mokesčių aptarnavimų. Tai va, į tą reikia būtinai atkreipti dėmesį. Man žmonės, kai sako, aš gavau pigią paskolą ir, žodžiu, te moku tokius procentus. Ir sakau, pasižiūrim kartu, pasirodosi, kad ten visai procentai parašyti vienokį, o žmogus sumoka sumą žymiai kitokią. Tad, žodžiu, į tai reikėtų jums atkreipti dėmesį. Kur būtų galima daugiau sužinoti apie jūsų banką, apie banką? Taip, galite užeiti į svetainę kam24.lt. Ten pasižiūrėsite informacijos, bet šiaip informacija yra daugiau jau neviešinama. Kodėl neviešinama? Todėl, kad gali pradėti blokuoti kai kurios šalis ir bus svetainių daugiau atidarytų, nes jeigu bus viena blokuojama, bus ant kitos platformos, žodžiu, stengsimės išvengti blokavimo, bus labai daug platformų atidarytų, todėl galite nepergyventi dėl saugumo. Klausia, o kaip įvertinsit, ar žmogus galės atiduoti paskolą? Na, čia bankas visą laiką į tą situaciją įvertins ir galite nepergyventi, nesvarbu, kokioje šalyje, bet dirbtumėt, visur yra teisiniai prieimo keliai, kaip galima įvertinti žmogaus mokumą, todėl dėl to galite nepergyventi, čia jau banko problemos tą įvertinti. Todėl jums tas klausimas neturėtų būti kaip eilinis, kaip rūpimas klausimas. Kurioje šalyje registruotas bankas? Lietuvoje bankas registruotas Lietuvoje. Jis yra Lietuvos taupomasis bankas. Todėl valstybinė įmonė Lietuvos taupomasis bankas. Todėl jis yra registruotas Lietuvoje. Šiaip aišku, dėl geresnių bendravimo su visų pasauliu,
Dar bus dabar deramasi klausimai dėl Europos licenzijos, tai žodžiu, bus apėjimų visokių kelių, tai žodžiu, teisininkai dirba tą kryptimį. Šios sistemos aš neišaiškinsiu ir gal geriau neaiškinti viešai, bet žodžiu, bus apėjimo keliai labai patogus ir problemų neturėtų kilti. Rašo, na, aš dirbu ir gyvenu Belgijoje, tai man labai aktualu. Tai čia nesvarbu, galite dirbti Belgijoje, gyventi Kinijoje, jokio skirtumo čia. Bus labai patogu atsidaryti. Dabar kol kas atsidarimas yra registruojamas, mokamas, kol nėra svetainiai sutvarkyta kitokio prisijungimo būdo, kai sutvarkys automatinį apmokėjimą, tai galėsit patys jau tiesiogiai atsidarinėti sąskaitas, susimokėję tiesiai kortelę. Tai žodžiu, sistema bus padaryta taip, kad dirbs viskas automatiškai. Ar tik ne aferiuga esi, rašo? Na, jeigu jums atrodo, kad aš aferiuga, tai jūs nesikreipkit. Aš skleidžiu žmonėms, kam rūpi jų saugumas, jų pinigų saugumas, nes šiai dienai bankai, ką siūlo? Bankai siūlo, kad jūs už jūsų pinigus, jūs dar mokėtumėt pinigus, kad jūs laikote jų banke. Jie jūsų pinigais naudojasi ir dar jūs už tai mokate, kad jie jūsų pinigais naudojasi. O mes tą dalyką atverčiam aukštyn kojom ir bankas mokės jums pinigus, nereikės jokių sutarčių darinėti, pagal sutartys bus jau didesni procentai mokami. O be sutarties jūs vieną dieną pabuvo pinigai sąskaitoje ar 2 dienas, nesvarbu. Jūs už tai gausite procentus, nes kiekvieną dieną bus skaičiuojami procentai. Todėl, jeigu jūs skaito, kad čia aferizmas vyksta, tai jūsų reikalas, kad nelabai randu Lietuvos taupomojo banko internete. Na ir nerasite, nes dar tai yra neseniai paleistas, tai žodžiu, kol kas jūs nenuneikit, kad jau būtų Google'ės pirmojose eilėse. Todėl šiai dienai kol kas bus randamas pagal svetainę, o gali būti, kad ir pastoviai bus randamas per svetainę, nes kadangi mes einam už žmonės, mes labiau palaikom žmonės, todėl gali būti, kad ir neleis mums į aukštumas kilti. Tai žodžiu, čia yra toks dalykas, kad Google specialiai gali reitingus numažinti, kad mes nekiltumėm į viršų. Todėl čia yra nedievas. Kodėl pas jūs tiek brangiai kainuoja atsidaryti sąskaitą? Kitose bankuose nemokamai. Na, matote, kitose bankuose nemokamai, tai atsidarinėkite kitose bankuose. Mes kainas nustatėme ir žodžiu, jeigu jums kainos netenkina, atsidarinėkite kitose bankuose. Nes yra, kur offshore'inėse bankuose reikia 700 mokėti, ar netgi yra reikalavimas, kad turi būti sąskaitoje ne mažiau 5000 likutis. Tai žodžiu, jūsų teisė rinktis, mes pasakėme, mes neverčiame jūsų. Todėl jūsų reikalas. Klausimas, ar turite filialą? Na, kol kas filialų neturime, bet ateityje planuojame jo. Atsiras ateityje filialų. Bus netgi ir Lietuvoje greičiausiai, tai žodžiu, kol kas neturime. Aš galiu tavo pinigus, galiu pasaugoti. Ačiū už pasiūlymą. Vėl tu vatnikė. Taip, vėl aš vatnikas. Sveiki, vatinukai. Va, tave Švenčioninė, Juraitį, Ragelskį, Paimaitį ir kitus čiortus rodė per TV3. Kokią dieną rodė, būtų įdomu pasižiūrėti. Norėčiau tą laidą pažiūrėti. Aš irgi girdėjau, kad kalbėjo apie mane per televiziją, sakė, tik pavardės neminėjo. Tai žodžiu, ką galiu pasakyti, džiaugiuosi, kad tiek giliai jiems įrėžiau į šikną, kad jiems dar dabar skaudu. Nors aš jau ir nebesu politikas, bet jie vis mane prisimena ir te gyvoja Lietuva, Lietuvos valstybė te gyvoja. Banko filmuojate? Ne iš banko filmuoju. Ar gali būti, kad jūs kiti bankai norės suvalgyti? 100% taip. O čia ne jūs buvote teistas už finansus. Ne, aš ten buvo padirta byla.
Tai jeigu atsidarysiu sąskaitą pas jūs, kaip man reikės išsiimti pinigus? Jūs ne pas mane atsidarysit sąskaitą, jūs atsidarysite bankė. Todėl jūs ir bankė tiesiai ten bus viskas aiškiai lietuviškai aprašyta, lietuviškai, rusiškai, kaip išsiimti pinigus. Kaip visose bankuose paprasčiausiai pavedimus darysit ir viskas. Klausimas, ar turite bulvių? Taip, turiu bulvių. Turiu ir bulvių, ir makaronų, turiu ir kruopų, ir miežių, viską aš turiu. Aš esu žmogus, kuris žiūri į priekį. Tai va, ačiū, kad klausėte, užduodate reikšmingus klausimus ir nereikšmingus. Tai žodžiu, rodė jūs čiortus per TV3, sakė griežtinti įstatymus, nes einate prieš lietuvius, didins bausmių. Na, tegul didina. Čia tema yra, naujas bankas atsidaro, rekomenduoju. Jo, bankrotas su banku ir pinigų nėra. Jau klausė, ar bus latvių kalba, anglų kalba. Na, jeigu bus poreikis, bus ir visos kalbos sudėtos. Kokios palūkanos? 2 procentai metinių palūkanų. Išdalinta į kiekvieną dieną ir kiekvieną dieną gausite priaugs procentai. Žodžiu, nedideli procentai, bet jeigu susidarysit sutartį ir dėsit terminų, tai bus didesni procentai. Nes šiaip bankai duoda pagal sutartis 1,5 procento metinių palūkanų. Jau mes be sutarties duodame 2 procentus metinių. Ūkio bankas atsidarė. Na, gali būti, kai aš nežinau, kur tas ūkio bankas atsidarė, neįsivaizduoju. Įdomu man būtų, kokią čia dieną per TV3 rodė apie mus. Tai žodžiu, norėčiau pasižiūrėti tą laidą, niekas neparašo. Parašykit, kokią dieną rodė. Būtinai pasižiūrėsiu. O kaip reiks išsigryninti jūsų pinigus, kokiam terminale? Na, dėl terminalų bus viskas informacija paskelbta. Sakė, grįši, uždarys tave. Rodė per TV pagalbą. Na, žodžiu, čia jau aišku vėjai. Žodžiu, kad uždarys mane, čia aš to nebijau, uždaryti jiems prireiks daug jėgų. Žodžiu taip, pat jie neturi už ką manęs uždaryti. Taip, komentarai toliau eina be ryšio, nieko gero nerašot. Žodžiu, informacijos nėra. Rodė reiškia apie mane, bet nežinot, kas kur rodė ir net nežinot, kokią dieną rodė. Tai ačiū už tai, kad rodo TV3 šaunuoliai, kad nepamiršta mūsų. Mes stengiamės, mes dirbom. Aš taip ir sakiau, kad mumis atsimins ir įvertins po mirties. Tai žodžiu, padarėm gerą jų analiniai skiliai rėžį, kuris buvo žmonių labui. O gal jums politiką geriau užsiimti? Na, gal ir geriau politiką, bet kol kas tuo reikalu neužsiimu. Kokioje valstybėje bus banko licenzija? Jau yra Lietuvos valstybės licenzija, tai dabar sakau, kaip ir sakiau, teisininkai ruošia paimti Europos licenciją. Tai žodžiu, bus daug tų licenzijų, galite nepergyventi. Ko pabėga, kad nekaltas? Na, matot, pabėgau dėl to, kad nebūtų toks pats likimas kaip visų kitų. Nes žinote patys, kad kaip yra su tokiais žmonėmis susidorojama, todėl ir pabėgau. Gerai, ačiū už klausimus. Geros darbo savaitės pradžios. Visiems geros nuotaikos. Ačiū už dėmesį, ačiū už klausimus. Ir iki malonaus, te padeda mums Dievas.